Sveiki, tai ką, pas mus Autovibe turim tokią elektrinę Audi e-tron GT. Labai populiarus automobilis, labai išvaizdus automobilis ir dabar jau jisai su labai adekvačia kaina. Tai iki 50 000 galite nusipirkti labai geros įrangos, labai gražios išvaizdos, va tokią Audi. Tai trumpai papasakosiu apie mūsų, tai yra su pneumatinė pakaba, su visais asistentais, pilkos spalvos, nuostabus automobilis, kuris yra pilnai elektrinis. Su juo galite nuvažiuoti apie kokius 400 km, gal gamintojas deklaruoja daugiau, bet realybė yra tokia. Žiemą nežinau, kiek nuvažiuosit, priklausys kiek bus laipsnių lauke. Tai žiauriai fainas, žiauriai smagus, labai išvaizdus, labai atkreipiantis dėmesį automobilis. Ekonomija. Tokia Audi valgo apie 24 kWh 100 km. Tai kaip elektromobilių nėra labai ekonomiška, lyginant su kokia Tesla valgytų 16-17, gal iki 20 kWh, bet išvaizdoje vėlgi ir kokybei Audi yra Audi, kiek nori tiek spaudi. Tai va, nerealus kėbulas, labai graži mašina, labai gerai susidėlioja matematika pirkimui, tai jeigu esate PVM mokėtojas, įsitraukiam likutinę vertę ir padaro 20% pradinį įnašą, tai gaunam 300 eurų mėnesio įmoką. Tai už 300 eurų super automobilis. Tai va, visų labai lauksiu Autovibe, pasižiūrėkit, pratestuosim, pravažiuosim. Beje, jisai yra su 350 kW, 4 varomais, tai beveik 500 arklių mašina. Tai galėsit tikrai nubausti kokį nors BMW, su Audi BMW bausti. Tai va, beraktė sistema, pneumatinė pakaba, visi asistentai, kas ten dar, kameros, nerealus daiktas. Užsukit, pakalbam, išrinksiu jums mašiną. Jeigu ne Audi, tai BMW. O jei ne BMW, tai Mercedes. O jeigu nepatiks Mercedes, tai kalbėsim apie Volkswageną. Iki!